Tęsime laidą Geras rytas. Na ir jūs jau girdite nuo vakar mūsų eteryje tokius šaukinukus, turbūt pastebėjote, nesikeik. Tai iš tikrųjų tokia, kaip galima sakyti, čia eteryje vyksta akcija, raginimas nesikeik ir tikrai raginame išmesti tuos keiksmažodžius iš savo žodyno, nes jie tiesiog bereikalingi, aš manau. Na ir iš tikrųjų, ne tik aš manau, bet ir ko gero daugelis pasakytų, kam jų reikia, ar ne? Tai mes tiesiog pasikalbėsim dabar plačiau apie šitą mūsų rengiamą raginimą nesikeik kartu su, beje, mes rengiame šitą akciją, raginimą su Baltupių radiju. Tai yra toks radijas moksleivių, kuris transliuoja savo programą internetu bei per FM. Na, plačiau apie viską aš pasikalbėsiu dabar su Baltupių radijo vadovu, jungiam tiltą radijo ir kalbame su Giedrium Krušnausku. Sveikas gyvas, Giedriu. Sveiki, labas Vidai, sveikas eterį. Taigi, dabar kaip tik ir norėjau paklausti tavęs, kaip čia gimė ta mintis, nes kaip tik vakar gavau laišką iš tavęs ir pasiūlei jungtis į šią akciją ir tiesiog mūsų radijo stoti. Ir man mintis tikrai labai patiko ir papasakok plačiau, kaip čia kilo ta idėja. Na, 2006 metais, kai tik tais įsikūrė Baltupių radijas ir išsikėlė savo anteną, kilo idėja surengti socialinę akciją Nesikeik. Įrašėme pirmą klipą Nesikeik bent 2007-aisiais, žiūrėdami į ateitį. Na, žinote, yra problematika iš tikrųjų didžiulė, su tais keiksmažodžiais eteryje turbūt mes stengiamės nesikeikti netgi mintyse, tačiau kasdieniam gyvenime tų žodžių išsprūsta. Tai aš žinau, netgi radio stotis tokia buvo, dabar jos nebėra, bet ten netgi ant durų buvo parašyta, kad studijoje apskritai nesikeikti, nes, na, netyčia, pavyzdžiui, gali būti įjungtas mikrofonas, na, visokių pasitaiko tų klaidų ir tiesiog imstas keiksmažodis ir pasileis į eterį. Tai toks atsakingas dalykas tikrai. Mes norėjom užsirašyti nesikeik netgi mintise, nes nėra to kuris neišeina į eterį. Taip, tai būtent. Čia labai gerai. Ir praėjus beveik 20 metų kilo idėja vėlgi atgaivinti šitą akciją, šitą socialinę akciją. Na, turbūt, aišku, gaila pasakyti, bet tie keiksmažodžiai niekur nedingo. Ir mes turime problemą kaip mokyklos radijas, kaip mokyklos, sakykime, bendruomenė, turime problemą, kai jie skverbiasi į mūsų kasdienybę. Ir, na, angliški keiksmažodžiai čia buvo tam tikra prasme liga, dabar vėl grįžta rusiškai. Ir štai mes įrašom dar du klipus, ragindami nesikeik bent šiandien. Turime du siužetus, atgaiviname patį pirmą siužetą, kuris, na, tam tikrą prasme sukelia šiokią tokią kontroversiją. Ten kalbama apie 100 tyrime dalyvaujančių lietuvių, kurie ėjo tamsiu koridoriumi ir užlipo ant grėblio. Ir tyrimo išvada, kad tenais nebuvo nei vieno lietuvio, nes kiekvienas užlipęs ant grėblio prabilo rusiškai. Šita tokia tam tikra kontroversija truputėlį į lietuvių kalbą aliuzija. Na ir antras siužetas gimė visiškai spontaniškai iš karto po to, švari kalba, švari siela. Tai yra, na, tam tikra prasme, tam tikras leitmotyvas ir manytina, kad tokių leitmotyvų turėtų atsirasti ir galėtų atsirasti dar daugiau, kurie truputėlį priverstų žmonės, na, susimastyti tiek klausytojus, tiek ir rašinėjančius, sakykime, kai mes kūrėme šitą klipą, mūsų balsas tėja, jinai labai įsigyveno į šitą temą. Na ir gavosi, pavyko rašyti pakankamai tikrai jausmingai ir užkabinantį dalyką. Aišku, labai džiugu, kad ir jūsų radijo stotis prisijungia prie šitos akcijos ir šitie klipai skambės visoje Lietuvoje. Ne tik radio bangomis Baltupiuose čia aplink mus, bet ir internetu jūsų klausytojams. Tikėkime, kad pasklis labai plačiai šitą akciją. Na ir turbūt pajausime kasdienybėje, ar mūsų tiek kalba, tiek siela tampa švaresnėmis. Mūsų klausytojai, aš manau, turėtų tikrai tai atsižvelgti ir žiūrėk, visi klausytojai ims ir nebesikeisti. Kaip bus fainai? Kaip bus smagu, ar ne? Na, trumpai tariant apie keiksmažodžius, tai reikėtų žinoti, kad tai yra, na, žodinės magijos dalis. Tam tikrą prasme jie susijęmi su senove ir tai yra tam tikrą prasme žodinė magija skirta piktosioms dvasioms iššaukti. Tai kai mes kalbame su mokiniais apie keiksmažodžius, mes sakom, kad
kai tu nusikeiki, tai tu pasakai kažkokios piktos dvasios vardą. Nu, pavyzdžiui, kad ir lietuviškai sakant, ok tu velnės, ar ne, nu tai vėlgi, tu iš karto sakai jau, piktoji dvasia. Taip. Bet mes čia kalbėkime apie tuos necenzūrinius keiksmažodžius, kurie gadina mūsų kalbą. Taip, yra tam tikri emocijoms išreikšti žodžiai, kai kurie keiksmažodžiai, sakykime, priimtini viešumoje, nes taip, tai yra bendravimo dalis, taip, tai yra emocijos išraiškos būdas ir forma. Tačiau kokią mes pasirenkam bendravimo formą, kultūros lygį, čia jau priklauso nuo mūsų. Ar mes sau leidžiame teršti kalbą įvairiais svetimžodžiais, šlykščiais žodžiais, ar mes tiesiog savo emociją pabandom išreikšti kažkaip kitaip, galbūt ne taip įžeidžiančiai ir panašiai. Na va, tai raginam visus tikrai nesikeikti ir aš pagalvojau vakar, žinai, taip gavęs šituos klipus, kiek iš tikrųjų nereikalingų tų keiksmažodžių ir mūsų tą žodyną užima. Tikrai yra kas antras žodis kartais tas būna, pipsiuką galima dėti, ar ne? Tikrai taip, ir būna labai sunku iš tikrųjų, jeigu, žodynė tikrai daug yra tų keiksmažodžių, pamėginti nesikeikti, tai atsiranda komunikavimo problema, kuo pakeisti tuos mums įprastus svetimžodžius. Ir tada turi galvoti ir pamatai, kad tavo žodynas yra pakankamai skurdus, nes jį buvo užėmę keiksmažodžiai. O, išmetus tuos keiksmažodžius, iš žodyno tenka ieškoti naujų žodžių, išraiškos formų, galvoti vėlgi, ką pasakyti, kaip giliau ir geriau pažinti savo kalbą. Tai čia turbūt tas momentas, kuris svarbus lietuviams, kad galėtų jie susišnekėti tarpusavį su saviškiais apie savo reikalus. Taip. Taigi, raginam ir raginsim dar tikrai ilgai nesikeikti ir galbūt net visam laikui pavyks išmesti tuos nereikalingus keiksmažodžius iš savo žodyno, to tikrai norisi linkėti. Tai Giedriau, ačiū tau už pokalbį ir už tokią puikią, tikrai šaunią idėją. Ačiū Jums už palaikymą ir ko geriausi linkėjimai visiems. Kolegoms visiems taip pat iš radio stoties jūsų linkėjimai irgi nuo mūsų radio stoties. Toks smagus radio tiltas. Ačiū tau, Giedriau, ir sėkmingos tau dienos, geros vasaros. Ačiū Jums irgi geros vasaros. Mes jau kaip tik šiandien paskutinė mūsų transliavimo diena ir išeinam atostogų iki rugsėjo 2. Tai didžiulė šventė Baltupiuose šiandien. Tai ta šventinė nuotaika norėčiau pasidalinti ir su visais klausytojais. Super. Geros šventės, Giedriau. Iki. Ačiū, iki. Iki. Čia buvo Baltupių radijo vadovas Giedrius Krušnauskas.